numeris 1 pasaulyje. Laidą pristato Stormar – apranga pačiai ekstremaliausiai žūklei. Sveiki gyvi, čia laida apie žūklę. Pirmiausiai noriu visus pasveikinti su šventomis kalėdomis ir artėjančiais naujaisiais metais. Na, o dabar trumpai apie tai, ką matysite šiandien. Šiandien laidoje palydėsime dar vienus metus ir sugrįšime į Baltijos jūrą. Žveją ji vilioja savo žuvies gausa ir stipriausia mūsų vandenų priešininkė. Jos didenybė lašiša, dėl kurios ne tik mes, bet ir daugybė šalies žvejų pametė galvas. Šį kartą atšiaurioje žiemos belaukiančioje jūroje žūklė pavyko tiesiog fantastiškai. Sunku pasakyti, ar aplankė sėkmė, ar tiesiog vis geriau pavyksta perprasti didžiojo velkiavimo paslaptis, tačiau šiandien tai ne tiek svarbu. Sezoną palydėdami papasakosime apie jūrinės žūklės rezultatus ir tai, kaip jos pavyko pasiekti. Laidą apie žūklę kviečiame žiūrėti netrukus po reklaminės pertraukos. Štil numeris 1 pasaulyje. Japonų pasididžiavimas Valai Varivas – tai aukščiausia kokybė sukurta rimčiausioms dvikovoms. Slaptas spiningautojo ginklas, pasaulyje pripažinti masalai Bait Breath ir spalvingos SV mikrovartiklės. Sužinok daugiau angleris.lt. Štil numeris 1 pasaulyje. Laidą pristato Stormar – apranga pačiai ekstremaliausiai žūklei. Čia laida apie žūklę. Šiųmetė žiemos pradžia tiesiog žiemos visiškas nebuvimas žvejui diktuoja savo sąlygas. Todėl paskutinę šių metų laidą skirsime karališkų žuvų žūklei. Šiemet jūra provokuoja. Švelnūs rudeniški ir kalendorinės žiemos orai ant bangų pasisupti vilioja daugybę žvejų iš visos Lietuvos ir kaimyninių šalių, kurie, kai tik vėjai leidžia, skuba į Baltijos platybes ieškoti menkių, strimelių ar lašišų. Žūklei tinkamų gražių orų epizodų nepraleido ir mūsų komanda. Nors jūra ilgam mūsų neįsileido, tačiau rezultatai buvo tiesiog puikūs ir apie tai norime papasakoti šiandien. Į techninius dalykus pernelyg nesigilinsime, šįsyk laida bus daugiau šventiškai pramoginė, nors viena kita lašišų žūklės jūroje detalė pro mūsų akis vis tik nepraslys. Verta paminėti, jog viena paskutiniųjų išvykų įvyko su garsiu pajūrio žveju Audriumi Jakštu, kuris beje buvo pirmasis mūsų mokytojas, pirmas žmogus parodęs, kaip jūros platybėse reikia velkiauti, kaip sugauti karališką žuvį. Tad nuo tos dienos praėjus keliems metams buvo smalsu palyginti, kaip išsiskyrė, pasikeitė, o galbūt vienoda linija nusitęsė mūsų ir pripažinto jūros žvejo velkiavimo jūroje supratimas. Šiųmetė žiemos pradžia džiugina švelniais orais. Žinoma, ledo mėgėjus, poledinės žūklės mėgėjus tai šiek tiek liūdina, tačiau tikėkime, kad po naujų metų vis tik mums pavyks užlipti ant ledo, jeigu ne čia Lietuvoje, tai galbūt Skandinavijoje, kur ledo tikrai visuomet yra ir bus, bent jau žiemos metu. Na, o mums švelnūs pradžios žiemos orai leidžia mėgautis būtent velkiavimo jūroje galimybėmis. Kaip reta, šiemet tikrai daug galimybių yra išplaukti ir vieną iš tų galimybių išnaudojame gerą orą išplaukdami su pripažintų žinovų velkiavimo jūroje lašišų. Tai su Audriumi Jakštu, iš kurio mes patys mokinomės tos velkiavimo technikos, žiūrėjome, kaip iš viso tas būdas yra naudojamas, kaip velkiauti jūroje lašišą. Ir pasimokę iš jo prieš keletą metų, štai šį kartą vėl mes kartu su juo žvejojame viename laivelėje, jo laivelėje, mes naudojame savo techniką,
o jis naudoja savo techniką, jis išdirbė, sakykime, savus metodus, mes šiek tiek bandome eksperimentuoti vienais, kitais, trečiais būdais ir akivaizdu tai, kad vis tik rezultatai kalba patys už save. Jeigu sužvejojame žuvį, reiškia rezultatas yra, reiškia viską darome teisingai. Šios žuklės su Audriumi Jakštu tikslas buvo maždaug toks, kad buvo įdomu pažiūrėti, ar mūsų supratimas apie lašišų žuklę per tuos kelis metus pasikeitė, ar liko toks pats, ar toli vieni nuo kitų, sakykime, nuėjome naudodami savitą techniką, tą, ką naudoja Audrius Jakštas, tą, ką bandėme naudoti mes. Ir vis tik pastebėjome, kad didesnė patirtis Audriaus, tikrai didelė patirtis, dėl to jam kibimų buvo gerokai daugiau, bet galutiniam rezultate vis tik mes turėjome vieną didelę žuvį ir jis turėjo vieną didelę žuvį savo sąskaitoje sužvejotą. Kibimų jam buvo daugiau, buvo mažų, nemažą lašišų užkibusių, kurias reikėjo skubiai paleisti, tai yra būtina paleisti mažasias, bet galutinis rezultatas vis tik buvo toks, viena žuvis jo, viena žuvis mūsų, nors mes turėjome vieną kibimą savo šone laivą, o jis turėjo 7 kibimus. Iš esmės galima teikti, kad didelių nukrypimų nuo technikos, kurią išmokome iš Audriaus, mes nepadarėme, tiesiog gal pakeitėme šiokius tokius įrankius, pakeitėme šiek tiek supratimą apie lašišų žuklę, tačiau mes ne vieni tokie, pilnas pilies uostelis, tokių, kurie akivaizdu, kad eksperimentuoja, nes čia labai daug yra vietos ploto eksperimentavimui ir su meškerykočiais, ir su sistemomis, ir su masalais, ir su užgilinimais, su svarelių dydžiais ir visais kitais dalykais. Ir tiesiog, pažvelgus į visą tą masę žmonių, tą vilkiautojų, kurie atidavė savo visą laiką, visą energiją, būtent lašišų žuklė jūroje, jie vėlgi eksperimentuoja, matome valtyse ir su įranga ir daro, sakykime, savus sprendimus, kurie irgi galbūt vieni pasiteisina, kiti gal nelabai pasiteisina, jie tobulinimi, kiti iš vis atmetami, tačiau galų gale vis tik kiekvienas tas žvejas įneša į tą lašišų vilkiavimą čia Lietuvoje savo indėlį. O tobulinti šį žuklės būdą tikrai yra kam. Čia į pilies uostelį bent jau į vieną šį tašką susirenka tikrai daug lašišautojų, vilkiautojų ir ne tik iš Klaipėdos, bet iš visos Lietuvos kampelių tikrai entuziastų yra ir pažvelgus į jų išmonę, jų sugalvotus kažkokius sprendimus, tikrai supranti, kad tas būdas neliks užmirštas ir neliks kažkur nuo šalinės, tikrai jisai yra labai smagus, įdomus, galbūt šiek tiek ekstremalus, kai kas mano, netgi žvejai, kurie, kad ten to jūroje vietos yra daug, bet kartais tiesiog, kai surandi atitinkamą vandenį, surandi vietą, kurioje gali būti lašiša, kurioje gali potencialiai ta lašiša užkibti, arba kažkas jau sužvejojo ir pranešė operaciją, kad, toks vanduo tinkamas, toks maždaug ten, tuomet kartais prasilenkti jau jūroje tampa šiek tiek sudėtinga, tenka racijos pagalba koordinuoti tuos mūsų manevrus, kad nesupainiotume vieni kitų įrangos ir kad tiesiog, nesugadintume vieni kitiems žuklės. Nors ta visuomenė, sakykime, yra labai tvarkinga, sakykime, nėra kažkokių tai priešiškumų tokių, jeigu reikia pamanevruoti, pasukti ten ar ten, tiesiog paprašai ir jokių problemų nėra. Žodžiu, džiugu yra tai, kad mes esam, tokie galbūt ne visi pažįstami, tačiau labai organizuota tokia žvejų grupelė. Ir ta grupelė, tų žvejų grupelė nuolat didėja, tas būdas, galima sakyti, kad tikrai kuo toliau, tuo labiau populiarėja. Paneigti šį teiginį neįmanoma. Štai dar vienos mūsų išvykos į jūrą rytas. Gruodžio 15-oji. Klaipėdos pilies uostelyje didelis sujudimas. Vėjas nurimo, sąlygos velkiavimui tapo tinkamos, tad į vandenį žvejai leidžia katerius, kurie lyg ežiai netrukus papuošiami meškerėmis ir tokių laivelių rikiuojasi ne vienas kitas, o 10. Jūra žvejus mėgėjus įsileidžia ne visada, tad tiek mes, tiek kolegos dirbti pradedame su tamsa. Mat šviesusis paros metas trumpas, tad ir žuklės laikas labai ribotas. Išplaukus į jūrą, ta pati rutina – susirasti tinkamus plotus, išleisti krūvą masalų, viską padaryti ramiai ir teisingai, kad sistema veiktų be priekaištų ir viliotų žuvį. Pirminis didžiųjų planerių ir sistemos išleidimas 2 žmonėms užtrunka apie valandą laiko.
Žūklės pradžia labai šlapia tiesioginė žodžio prasme. Palindome po lietaus ir šlapdribos debesiu, kuris mus lydėjo ilgą laiką ir viskas, ką pavyko sugauti, tai kažkokiu būdu į 7 metrų gelmę pakilusi menkė, kai iki dugno echolotas rodė visus 35 metrus. Nelabai supratę, ką toji žuvelė savo galvojo, netrukus išlindome į vaiskesnį orą ir pagaliau, kaip reikiant sužviegė, viena iš daugybės sričių. Šį kartą Baltijos lašišos pailsinti ranką ir atsipalaiduoti mūsų komandai laiko praktiškai nedavė. Jei kimba, tai kimba. Vos tik pirmoji žuvis pasirodė valtyje, dar viena karalienė paprašė nemažos atkarpos valo. Šį rudenį pastebėjome, nors galbūt ir visuomet tai buvo, kad labai dažnai kibimai seka vienas po kito iš karto. 1, 2, 3 ir net 4 kibimai. Ir tos lašišos dažniausiai būna vienodo dydžio tų kibimų. Tai galima daryti tokią išvadą, kad vis tik jos keliauja nemažais būriais, migruoja paskui savo maistą, paskui strimelės, galbūt paskui stintas ir puola būrelį žuvų, kurį imituoja mūsų, sakykime, visa masalų sistema, puola vienu metu. Tiesiog galbūt, toks kaip vilkų kažkokių tai medžioklės principas, būdas ir vienu metu užkimba 1, 2, 3, o kartais net ir daugiau lašišų, todėl, tenka valtyje šiek tiek pavargti, tačiau tada jau adrenalinas, sakykime, pakyla iki pat smegenų ir jau būna tikrai žūklė įdomi. Nors kitą kartą tiesiog pusę dienos gali plaukioti ir regis ir vandens temperatūra tinkama ir kiti lyg tai operacija pasigiria, kad pagavom ir žuvies nėra. Tačiau kai variklis užsiveda vieną kartą, tai užsiveda kokiai valandai laiko, kol kovoji su žuvim, ištrauki ir tada jau tiesiog visas suprakaitavęs ir vėl ramu žiūrėk, lauki, vėl po valandos, po 2 gali įvykti tas pats, gali ir neįvykti, bet čia yra žūklės ta, sakykime, žavesys tas, kuris ir traukia mus žvejus žvejoti į jūrą, gaudyti lašišą ar kitokią žuvį kažkur kituose vandens telkiniuose. Kągi, jūra mums ir vėl labai dosni. 2 kibimai, 2 žuvys. Tai išties puikus rezultatas, nes lašišos yra tikros pabėgimo meistrės ir neretai nutinka taip, kad jos atsikabina pusiaukelėje ar dar greičiau, žvejui nespėjus suimti meškerės. Vėl tvarkome sistemą, eksperimentuojame su blizgių spalvomis, nes sugavus kelias žuvis jau galima daryti išvadas, kokia masalo spalva, dydis ar forma veikia. Žiūrovai mums dažnai užduoda klausimą, kokiasgi mes blizgės naudojame lašišų žūklį jūroje vilkiavimo būdu. Tai štai blizgės yra ypatingos, specialios. Tokios blizgės mes nesugebėsime užmesti spiningų ar kitaip, jie skirta tik vilkiavimui. Ir vilkiavimui gana nemažu greičiu. O tas greitis tai nuo 4 km iki 5 km per valandą. Nes tai yra labai, iš plonos skardos padarytos blizgės, bet esmė yra tokia, kad ta blizgė labai, sakykime, efektingai dirba būtent jūroje, vilioja, animuoja, sakykime, vilioja lašišą. Nors lašiša, šiek tiek, kad ir karališka žuvis, bet, sakykime, šiek tiek yra kvailoka, jinai bando jūroje griebti viską tai, kas netgi kartais neprimena net ir maisto. O jeigu primena maistą, tai tuo labiau. Ji tiesiog ragauja. Matome povandeninių kadrų pagalba, kad lašiša tiesiog griebia kabliuką, trišakiuką ir pasikerta tokiu būdu. Bet esminis
esminis dalykas, kodėl ta blizgė turi būti labai lengva, kad mes galėtume svarelių pagalba, štai svarelių pagalba, įvairaus dydžio svarelių pagalba, galėtume ją paskandinti į tokį gylį, kokio mums reikia. Jeigu mums reikia tą blizgę paskandinti į metrą ir paviršiuje tiesiog tempti, mes mažo svarelio pagalba ją galime ten ir laikyti tokiame gylyje, nes labai dažnai būna taip, kad lašiša kimba pačiame paviršiuje. Jeigu mums reikia giliau šiek tiek paskandinti tą pačią blizgę, mes dedam šiek tiek didesnį svarelį ir jau blizgė gali plaukti 2 metrų gelmėje, gali plaukti 3 metrų gelmėje, 4. Jeigu mes naudotume kitokias blizgės arba voblerius, tai juos tiesiog būtų sunku kontroliuoti visus, kad jie plauktų atitinkamuose gyliuose, nes, kaip žinia, mes turime tą sudaryti 3D vaizdą, kuris šiek tiek imituoja žuvelių būrį, kurį medžioja lašiša. Na, o beje, be svarelio netgi tokios blizgės nepaskandintume giliai, ji plauktų paviršiuje, šokinėtų vandens paviršiuje, nes ją tiesiog, jos forma, jos svoris kelia į paviršių, greitis vis tik, tai kaip sakiau, nemažas yra ir dėl tos priežasties mes turime dėti kažkokį svarelį, kad tą blizgę šiek tiek užgilinti ir tada ji dirba ten teisingai, tame gylyje, kokį mes sugalvojame jai duoti. Bet kalbant apie masalų panaudojimą, vėlgi, kadangi tempėme miškerių nemažai paskui valtį, todėl eksperimentuojame ir su masalų dydžiais, masalų gyliu, masalų spalva ir su visais kitais dalykais. Ir tuomet, kai tą dieną turime vieną kitą kibimą, kad ir nedidelių lašišų šlakių, suprantame, ko reikia žuviai tą dieną. Dar reikėtų keli žodžius tarti apie trišakius, apie kabliukus, kuriais apginkluotos yra mūsų blizgės. Kaip žinia, jūros vanduo yra sūrus ir labai agresyvus. Jis tiesiog netgi ir tuos kabliukus, kurie yra skirti jūriniam vandeniu, vis tiek po truputį graužia, ėda ir pirmiausiai nukenčia be abejo pas kabliuko smaigalys. Žiomenys yra gana kieti lašišos ir ji labai dažnai sugeba iškratyti tą masalą, jeigu kabliukas neįsismeigia taip, kaip reikia. Todėl kiekvienos žūklės pradžiai reikia atlikti tokius namų darbus namuose, kiekvieną blizgę tiesiog nepatingėti, paimti pagaląsti, kiekvieną kabliuką patikrinti, ar jisai yra pakankamai aštrus, tai išvengsime tų vadinamų nuėjimų, kuomet patraukiame žuvį pusę kelio ir jį tiesiog nusikrato, nes lašiša beveik visuomet krato galvą, stengiasi iškratyti kabliuką ir dažnai jai tai pasiseka, ypatingai tuomet, jeigu kabliukas nėra pakankamai aštrus. Mūsų kabliai paskutinėje šių metų lašišų žūklėje atidirbo lyg pirmūnai. Apie piet suradę labai įdomius vandens temperatūrų svyravimus, netrukus suradome dar vieną lašišų susitelkimo tašką. Jei prieš kelias valandas žuvys buvo kantresnės, tai yra užkibo viena, o kita blizgė atakavo tik tada, kai pirmoji pasiekė graibštą, tai šįsyk valtyje pasidarė labai karšta. Iškart užlinko 2 meškerės. Pagal pirmą pojūtį abi žuvys nemažos. Na ir jei viena lašiša sverianti apie 5-6 kg pasidavė labai greitai, tai mūsų bičiulio Arno žuvis privertė gerokai paprakaituoti. Lašiša prašo daug valo, nekyla į paviršių, nors pakėlę ją pamatėme, kad ji ne ką didesnė už pirmąją. Dar vienas tikrai labai žavus momentas toje žūklėje, tai yra žuvies nenuspėjamumas. Nes, sakykime, tą pačią žuvį trauki, tokio pačio dydžio žuvį trauki, vieną ištrauki gana lengvai, tiesiog ji plaukia paskui valtį, tempi, keletas patempimų, keletas manevrų, šuoliukų ir lašiša į graibštą atkeliauja labai greitai, lengvai. Nu, pavyzdys, štai toks mano kolega šalia traukė manęs
man užkibo ir jam užkibo kartu 2 žuvis traukiam, aš ištraukiu labai greitai, o jis sakė, nu čia jau didelė žuvis, jau čia tikrai monstras bus 10 kg, gal ir daugiau. Ištraukiam lygiai tokio pačio dydžio žuvis. Kartais sunku suvokti, kodėl viena labai karinga, labai kovinga žuvis, o kita, na, tiesiog galbūt kažko tai trūksta jai, kažkokios energijos, bet iš esmės lašiša yra labai stipri žuvis, labai galinga ir kovinga žuvis, gal tiesiog, na, kažkokie tai, na, dalykėliai skiriasi, galbūt kabliukas kažkaip įsikabino kitur, vienai skaudžiau, kitai mažiau skaudžiai, galbūt, gal charakteris, kaip ir pas žmonės, galbūt toks, sunku pasakyti. Žodžiu, bet tas ir žavi, kad tiesiog užkabinę žuvį, laikydamas rankoje, tu negali pasakyti, laikydamas meškerę, ar tai didelė žuvis, ar tai mažesnė žuvis. Kartais maža žuvis emocijų daugiau suteikia, labiau priešinasi negu didelė žuvis. Žodžiu, va čia yra tas lašišų žūklės jūroje pelkiavimo būdas žavesys. Žavesys žavesiu ir turi likti. 3 velkiaudami sugavome 4 žuvis, todėl paskutinę sugautą bangų karalienę paleidome atgal į jūrą augti. Galbūt su ją susitiks kiti žvejai jūrose, upėse, galbūt ji padovanos tūkstančius palikuonių ateinančioms kartoms. Todėl kiekvieną kartą išplaukiantis į jūrą žvejys turi galvoti ne tik apie save, bet ir gamtos išteklius. Tiek vieną, tiek kitą yra labai svarbu. Lašišų žūklė jūroje galbūt pats ekstremaliausias ir žinoma pats pavojingiausias žūklės būdas Lietuvoje. Kito tiek pavojingo būdo aš tikrai nežinau pas mus. Todėl, na, rekomenduoju ir prašau visų, kad naudokitės gelbėjimosi priemonėmis. Visa tai yra numatyta saugaus plaukimo reglamentuose, taisyklėse ir be abejo toks dalykas kaip alkoholis valtyje su lašišų žūklė tikrai yra nesuderinamas. Nes tiesiog, na, padarius kažkokią klaidą, tuo labiau apsvaigus nuo alkoholio, įkritus į vandenį, užteks 10-15 minučių, kad sušaltumėte negyvai, kol draugai sugebės jūs, na, ištraukti į valtį ir pargabenti į namus. Todėl čia juokauti neverta, kaip sakoma, ta, kas pats save saugoja, ta ir Dievas saugoja. Todėl rekomenduoju visiems neužmiršti savęs, savo saugumo, naudotis gelbėjimosi priemonėmis, elgtis atsakingai, kad žūklė teiktų tik didelį malonumą, o ne keltų kažkokį pavojų gyvybei arba sveikatai. Kągi bičiuliai, tokia štai paskutinė šių metė laida apie žūklę buvo šiandien. Mūsų komanda tradiciškai sausio mėnesį išeina atostogų, tad kelias savaitės iš eilės matysite įdomiausių praėjusio sezono laidų kartojimus, o į eterį mes sugrįšime 1 vasario savaitgalį ir tikimės, jog nauji poledinės žūklės epizodai Skandinavijos šiaurėje jums turėtų būti įdomus. Na kągi, tikrai įspūdinga ir efektinga buvo paskutinė šių metų mūsų žūklė. Į eterį su naujomis laidomis, kaip minėjome, grįšime jau vasario pradžioje. Na, toliau laidoje trofėjinio laimikio konkursas. Trofėjinio laimikio konkursas – tai vieta, kurioje efektinga žuvis gali virsti vertingu prizu. Jei sugavai kažką didelio, siųsk mums laimikio nuotraukas ar vaizdo įrašus elektroniniu paštu apie zūklę@gmail.com. Būtinai įrašyk žuvies svorį bei ilgį, papasakok, kur ir ką jis tvėrė. Kiekvieną savaitę išrinksime vieną konkurso laimėtoją, kuriam mūsų laidos draugai žūklės reikmenys fanatikai.lt padovanos vertingus prizus. Šią savaitę sulaukėme kelių įdomesnių žuvų nuotraukų. Tikrai nustebino spiningus sužvejoti šamas, ūsorius ar karpis, tačiau tai tik byloja apie vėluojančią žiemą ir nieko čia nepadarysi. Na, o šiandien apdovanoti norime vasarą sugautą laimikį, kurio nuotrauką į konkursą mums atsiuntė Dainius Bučys. Liepos mėnesį žvejodami karšius viename Aukštadvario ežerų, vyrai užkirto labai rimtą priešininką ir tik prisitraukę jį prie kranto suprato, koks egzempliorius jiems papuolė. Tai buvo 2 kg 700 gramų svėręs ungurys. Sliekų susidomėjusi žuvis užkibo apie 18 valandą vakare. Taigi dar kartą sveikiname Dainių, jam atitenka mūsų laidos draugų fanatikai.lt įsteigtas prizas. Atminkite, jei ir jums pavyko sužvejoti kažką įspūdingo, mes visada laukiame laimikių nuotraukų ar vaizdo įrašų.
Na kągi, sveikiname šios savaitės trofėjinio laimikio konkurso nugalėtoją ir šiandien viskas. Susitiksime su jumis jau kitais metais. Ate? Laidą pristato Stormar. Apranga pačiai ekstremaliausiai žūklei. Štil numeris 1 pasaulyje.